Šioje vaizdo pamokoje jūs sužinosite, kaip kritiškai vertinti informaciją apie skolinimąsi internetu. Šio įgūdžio dėka jūs gebėsite: 1. Įvertinti ir palyginti įvairias skaitmeninių kreditų ir paskolų galimybės. 2. Išsiaiškinti, kokią įtaką asmeniniams finansams daro skolinimasis internetu. 3. Įvertinti, kokie finansiniai produktai labiausiai atitinka jūsų finansinius tikslus ir galimybės grąžinti skolą. 4. Suprasti, kas yra atsakingas skolinimasis ir kaip išvengti įsiskolinimų, kad nenukentėtų jūsų finansinė gerovė. 5. Skolinimosi internetu privalumai ir trūkumai. Kviečiame išsiaiškinti esminius skolinimosi internetu aspektus. Pirmas žingsnis – skolinimosi internetu galimybės. Norėdami priimti protingus finansinius sprendimus, turite suprasti, kuo skiriasi kredito kortelė ir paskola ir kaip šie finansiniai produktai gali paveikti jūsų finansus. Pakalbėkime apie kredito kortelę. Tai mokėjimo kortelė, kuri suteikia galimybę skolintis iki tam tikros sumos kredito limito. Kredito kortelė naudinga kasdienėms išlaidoms arba nenumatytoms išlaidoms. Svarbu žinoti, jeigu iki nurodytos datos neišmokate visos iš kredito panaudotos sumos, už naudojimąsi pinigais mokamos palūkanos, kurios gali būti gana didelės. Dėmesio, kredito kortelėmis naudotis yra labai paprasta, todėl būkite atsargus, neviršykite savo galimybių. Vartojimo paskola skiriasi nuo kredito limito. Išduodant vartojimo paskolą, jums bus pervedama tam tikra pinigų suma, o vėliau kas mėnesį turėsite mokėti įmokas. Būkite atsargūs su trumpalaikėmis paskolomis. Trumpesnis paskolos grąžinimo terminas reiškia didesnę palūkanų normą. Įsitikinkite, ar galite sau leisti mokėti didelės mėnesinės įmokas ir tuo pačiu metu nepatirti didelės finansinės naštos. Prieš imdami paskolą, atsakingai įvertinkite savo galimybės. Pavyzdžiui, netikėtai sugenda jūsų automobilis, o rytoj būtinai reikia juo nuvykti į darbą. Mašinos remontas kainuos 200 eurų, tačiau neturite santaupų. Ką darysite? A. Naudositės kredito kortelę. B. Pasiimsite trumpalaikę paskolą. C. Skolinsitės iš draugo ar šeimos nario. Bet kuris iš šių pasirinkimų turi privalumų ir trūkumų. Atsiskaityti kredito kortelę yra patogu, bet gali kainuoti brangiai, jeigu panaudotas limitas negrąžinamas laiku. Trumpalaikis skolinimasis yra rizikingas. Skolintis iš žmogaus, kuriuo pasitikite, gali būti saugiausias ir prieinamiausias pasirinkimas, jeigu abi pusės aiškiai susitarė dėl skolos grąžinimo sąlygų. Antras žingsnis – skolinimosi įtaka asmeniniams finansams. Visų pirma, norint išvengti įsiskolinimo, išmokite planuoti savo išlaidas ir pradėkite taupyti. Prieš skolindamiesi turite atidžiai įvertinti savo finansinę padėtį ir biudžetą. Paklauskite savęs, ar man pavyks suderinti paskolos įmoką su būtinomis išlaidomis. Šiuo atveju skaitmeniniai įrankiai gali padėti lengviau apsispręsti, kada skolintis ir aiškiau įvertinti savo galimybę skolą grąžinti. Pavyzdžiui, naudokite paskolų skaičiuoklės, kad įvertintumėte mėnesinės įmokas ir bendras skolinimosi išlaidas. Arba įsidiekite biudžeto valdymo programėlę, kuri padės planuoti savo pajamas ir išlaidas, kad paskolos įmoka neviršytų jūsų galimybių. Skolintis reikia trumpalaikiams poreikiams, o ne ilgalaikiams problemoms spręsti. Jeigu tai sukelia stresą ar finansinių problemų, gali reikšti, kad per daug pasitikite savo galimybėmis. Svarbiausia – kruopščiai įvertinti savo finansinės galimybės ir realų skolinimosi poreikį. Trečias žingsnis – kokie finansiniai produktai labiausiai atitinka jūsų finansinius tikslus ir galimybės grąžinti skolą. Prieš rinkdamiesi finansinį produktą išsiaiškinkite savo tikslus. Ar jūs taupote dideliems pirkiniams, ar norite padengti netikėtas išlaidas, ar investuojate tikėdamiesi padidinti turimų lėšų vertę. Trumpalaikiams tikslams, pavyzdžiui, atostogoms, rinkitės mažiau rizikingus variantus, tokius kaip taupomosios sąskaitos arba trumpalaikės paskolos. Tuo tarpu ilgalaikiams tikslams, pavyzdžiui, senatvės pensijai, tinkama investicija bus akcijos arba investiciniai fondai.
Prieš investuojant labai svarbu įvertinti savo pajamas, turimus įsiskolinimus ir mėnesinės išlaidas, kad nebūtų sunku valdyti naujus finansinius įsipareigojimus. Atidžiai išnagrinėkite finansinio produkto sąlygas, terminus, palūkanų normas, paslėptus mokesčius ir mokėjimo laikotarpį. Skolinkitės tik tiek, kiek tikrai galite grąžinti. Taip pat įsitikinkite, kad turite pakankamai lėšų kasdienėms išlaidoms padengti ir papildomų santaupų nenumatytiems atvejams. Ieškokite paprastesnių ar pigesnių alternatyvų, palyginkite skirtingus variantus ir pasirinkite produktą, kuris geriausiai atitinka jūsų konkrečius poreikius. 4. žingsnis. Kas yra atsakingas skolinimasis? Prieš skolindamiesi paklauskite savęs, ar tikrai jums reikia šio kredito, o gal geriau pataupyti? Svarbu įvertinti savo mokumo galimybės, kad paimta paskola ilgainiui nevirstų našta. Atidžiai susipažinkite su smulkiu šriftu pateiktomis paskolos sutarties sąlygomis, su paskola susijusiais mokesčiais, palūkanų dydžiais ir paskolos mokėjimo terminu. Prieš keletą metų Džeinė nusprendė pasiskolinti internetu. Ji neperskaitė smulkių šriftų atspausdintų paskolos sutarties sąlygų. Greitas paskolos patvirtinimas ir lankstus skolinimosi procesas jai pasirodė patrauklus. Bet paskolos kaina padidėjo dėl didelės palūkanų normos ir paslėptų mokesčių. Dabar Dženė visada naudojasi finansinių produktų palyginimo platformomis, kurios leidžia palyginti paskolų pasiūlymus. Ji pinigus skolinasi tik tuo met, kai tai yra būtina ir atidžiai skaito nustatytas skolinimosi sąlygas. Rinkitės tik patikimą skolintoją. Jeigu negalite išmokėti skolos, susisiekite su skolintoju, kuris pasiūlys sprendimą, arba kreipkitės į nemokamą finansų konsultavimo tarnybą. 5. žingsnis. Skirtingų pasiūlymų palyginimas. Skolinimasis internetu yra greitas ir patogus būdas gauti finansavimą, kai šalia nėra banko skyriaus. Paraiška yra pildoma internetu ir nereikia fiziškai pateikti dokumentų. Kai kurios skaitmeninės platformos taiko mažesnius reikalavimus kredito istorijai negu tradiciniai bankai. Dėmesio, elkitės atsargiai, nes didelės palūkanos, privatumo rizikos nevaldymas ir besaikis skolinimasis didina skolos naštą arba galimybę tapti sukčių auka. Atlikite užduotį. Įsivaizduokite, kad išmaniosios programėlės arba paskolos skaičiuoklės pagalba jūs užpildote paraišką dėl mažos paskolos, pavyzdžiui, 100 eurų. 1. žingsnis. Apskaičiuokite, kiek jums kainuotų mėnesinė įmoka, įskaitant palūkanas ir mokesčius. Pasitikrinkite, ar galėtumėte sau leisti grąžinti paskolą, neatsisakydami svarbiausių kasdienių išlaidų ir neprarasdami galimybės taupyti. 3. žingsnis. Paklauskite savęs, ar vis dar norite imti paskolą. O gal svarstytumėte kitą galimybę? Rinkis atsakingai. Žinok, išmintingas skolinimasis šiandien tai tvirtesnis finansinis pagrindas rytojui. Sėkmingo skolinimosi.